Labadiena, aš esu Lietuvos sveikatos savaitraščio vyriausioji redaktorė Deimantė Gruodė, moderuosiu šiandienos apskrito stalo diskusiją, itin jautri ir visuomenėje daug dėmesio sulaukiančia tema, tai susigrąžinti veiksnumą, misija neįmanoma, ką apie tai galvoja mūsų dalyviai, o diskusijoje dalyvauja. Tai Seimo sveikatos reikalų komiteto narė ir pakomitečio psichikos sveikatos narė Morgana Danielė, Neįgalių reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė, programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja Lina Gulbinė, gydytojas psichiatras, psichoterapeutas, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro vadovas Martynas Marcinkevičius, teisėjas Jan Macijevski ir Kauno bendruomenės Arka atstovė Edita Daugėlaitė. Taigi diskusiją siūlau pradėti nuo gyvos istorijos, įkvepiančios ir unikalios. Edita, turinti intelekto negalią, neveiksnia, buvo pripažinta 25 ir nuėjo kryžių kelius, kol susigrąžino savo teisės. Intelekto negalią turinti Edita veiksnumą prarado būdama 25. Už ją galią priimti sprendimus tuomet gavo teismo paskirtas globėjas. Šiandien merginos istorija tapo pavyzdžiu, kaip atgauti prarastas teises. Edita gali ne tik spręsti, kur ir su kuo jai gyventi, užsidirbti, susiskaičiuoti pinigus, bet ir kur juos išleisti. Savarankiško gyvenimo kaina jai atsėjo nei daug, nei mažai. 3 teismo posėdžiai ir didelis pasitikėjimas savo jėgomis. O gerbiama Lina, kiek šiuo metu yra Lietuvoje neveiksnių asmenų? Ir aš suprantu, kad tokių, kaip Edita, tai yra vienetai, kuriems pavyksta susigrąžinti veiksnumą. Tikrai taip, bet tokių kaip Edita sėkmės istorijų mes žinome nedaug, tikrai nedaug. Ir jau kai įvyksta, tai mes, realiai visi labai džiaugiamės tuo. Dabar dėl pačių neveiksnių asmenų. Mes Lietuvoje yra neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų registras, kuriame yra kaupiami šitie duomenys. Tačiau čia kaupiami duomenys apie visus ribotai veiksnius arba neveiksnius asmenys ir tai apima kelias visuomenės grupės. Tai yra būtent žmonės turintys intelekto ir psichikos negalią. Tai yra žmonės sergantys įvairiomis senatvinėmis ligomis, demencija, Alzheimeris. Tai yra žmonės turintys priklausomybės tam tikras ir žmonės, kurie patekė tam tikras būklės, pavyzdžiui, koma. Tai čia yra keli labai skirtingi atvejai, tai aš, ir patys duomenys yra taip pat kaupiami bendrai, neišskiriant ten jų diagnozę ir ligų. Tai realiai, būtent jeigu mes kalbam tik apie žmonės su psichikos ir intelekto negalia, tai tokių duomenų nėra, tačiau šiuo metu būtent asmenų, kurie teismo tvarka yra pripažinti neveiksniais, registre yra apie 9 000. Tai yra 8 960, 22 metais buvo. Taip pat yra asmenų, kurių civilinis veiksnumas tam tikroje srityje apribotas. Tai šiuo metu yra 1508. Šiuo metu tai aš kalbu, turėdami omeny 2022 metų pabaigą. Visiškai neveiksnių asmenų visose srityse, kurie pripažinti neveiksniais, 2022 buvo 191 žmogus. Taip pat čia turbūt teisėjas pakomentuotų plačiau, bet neveiksnių arba ribotai veiksnių žmonių būklės yra kasmet peržiūrimos savivaldybių komisijose. Tai taip pat priklauso nuo to, tas skaičiaus didėjimas arba mažėjimas, nuo to, kiek peržiūrimų tų atvejų komisijose. Kodėl kelias veiksnumo link toks ilgas ir duobėtas? Ir, kuo šios bylos teisėjams yra sudėtingos? Teisėjai yra teisės specialistai. Jie moka taikyti teisę, aiškinti ją, bet teisėjai nėra visų sričių specialistai. Tai, pavyzdžiui, psichikos sveikatos srityje teisėjai turi žinias bendro pobūdžio arba tiek, kiek didina savo kompetenciją ir panašiai. Čia šiuo atveju pagrindinis pagalbininkas teisėjų yra psichiatras, ekspertas, psichiatrijos, psichikos sveikatos specialistai.
Tai jeigu asmuo kreipiasi dėl neveiksnumo panaikinimo, tai pirma priemonė yra vis tiek savivaldybės socialinių paslaugų skyriai, kurie įvertina gebėjimą to žmogaus savarankiškai, kaip sakant, gyventi ir pripažinti jį veiksnių arba pripažinti veiksnių tam tikrose, panaikinti neveiksnumą tam tikrose srityse, įgyjus jau veiksnumą tose srityse. Ir kitas pagalbininkas yra vis tiek komisija, psichiatrai, kurie duoda išvadą, kad tas žmogus jau, kaip sakant, yra veiksnus, galima jį pripažinti veiksnių, sakykime, prarado aktualumą neveiksnumas tam tikrose srityse ar ne, nes teisėjas pats pabendravęs su žmogumi įvertinęs, negali, taip sakykime, įvertinti jo psichinės būklės, taip, teisėjui gali kilti abejonė dėl komisijos išvados, dėl, sakykime, psichiatrų išvados, ne psichikos sveikatos specialistų išvados, kad galbūt jinai netinkama, ypač kai ten, sakykime, ribiniai tokie atvejai. Teisėjas gali pasakyti, kad ne, aš nesutinku ir nepripažįstu to žmogaus neveiksnių arba grąžinu jam veiksnumą, ne, bet vis dėlto paprastai tai būna žymiai sudėtingesni atvejai, ypač kai yra komplektas visokių ligų ir tai tokia byla teisėjui irgi iššūkis. Nes teisėjas iš esmės privalo konkuruoti, jeigu taip imant, nurungti, pavyzdžiui, psichiatrų, specialistų, kurie toje srityje specializuojasi, išvadas. Ne? Tai nėra paprasta teisininkui nurungti psichiatrą, lygiai taip pat kaip, sakykime, bet kokios kitos srities specialistą, čia, nežinau, turto vertinimas, ne, yra turto vertintojai, kurie moka tą įvertinti, turi savo metodikas, tai teisėjas pats iš savęs negali tiesiog, aš manau, kad taip, ne. Tai teisėjai pagrindinis iššūkis, jeigu jis nesutinka su psichiatrų išvada, nurungti tą išvadą, nes jisai turi tada pasitelkti kažkokias vidinės, nežinau, žinias, arba tada turėti labai aiškius argumentus, pasitelkdamas, nežinau, Europos žmogaus teisių teismo praktiką ir aiškinimus ir panašiai. Bet tada turi teisėjas būti labai įsitikinęs savo argumentuose, jis tai gali padaryti, bet paprastai sakau, tie atvejai būna sudėtingi ir dėl to žmonėms yra tie kryžiaus keliai. Pirmiausia, įtikinti psichikos sveikatos specialistus. Ir čia turbūt reikėtų irgi pirmiausiai imti ir visą tą sistemą keisti, tai nuo būtent psichikos sveikatos sistemos. Žmogus neveiksniu gali būti pripažintas ne visose turbūt srityse, dalinai ir visiškai. Gal truputėlį papasakotumėte apie tą tvarką ir koks čia psichiatrų vaidmuo? Anksčiau būdavo tik tai neveiksnumas arba veiksnumas, ne? Dabar... Tai neveiksnumas iki gyvenimo galo turbūt. Taip. Galima buvo ten, jo, bet tos automatinių peržiūrėjimų taip pat nebuvo. Galėjo žmogus kreiptis dėl to. Tai dabar jau keletą metų priėmus, jeigu neklystų naują civilinį kodeksą, teisėjas mane pataisys, jeigu aš neteisus, reiškia, atsiranda jau tas tokiu kaip neveiksnumų, iš esmės mes net galim nebevartoti savokos, kaip sakė, tokių žmonių yra Lietuvoje tik tai 100 su trupučiu ir atsiranda tas, reiškia, ribotas veiksnumas tam tikrose srityse. Ir plus, kaip jūs jau minėjote, jisai yra privalomai, reiškia, kas metai yra peržiūrimas. Tai šia prasme aš manau, kad mes padarėm labai kaip šalis labai didžiulį žingsnį į priekį. Aišku, galbūt dar nėra ta sistema labai tobula, nes, kaip minėjau, tas skaičius yra gana nemažas ir tai nėra paprasti procesai, bet tas peržiūrimas jisai vyksta ir šiaip aš manau, kad ta sistema iš esmės yra, dabar, kada yra tas tikrai gali būti labai nedideli tie veiksmumų ribojimai, nes iš tiesų tai, kaip pasakyti, kalbėti apie tai, kad visiškai nereikia atsisakyti to dalykų kaip kažkokie apribojimai tam tikrų teisinių veiksmų, turbūt mes negalėtume to daryti ne dėl visuomenės,
bet dėl pačių žmonių apsaugos, nes, su kuo mes susidarėm savo praktikoje, sakysim, jau klinikiniai, tai dažniausiai šitie žmonės tampa aukomis. Tikrai neveiksnumas yra labai dažnai, aš labai gerbiu jūsų nuomonę, jūs galėsite pasakyti savo nuomonę, bet mes tikrai susidūrėm ir su tais dalykais, kada žmonės tampa aukomis būtent įvairių negeranoriškų žmonių, kurie, sakysim, pasisavina jų butus, turtą ir panašiai. Čia ypač tas dalykas yra, tai aš kalbu ne apie neveiksnius žmonės, o apie žmonės sergančius psichikos ligom, kurie būtent neturi to neveiksnumo, sakysim, ir tada yra ypač vyresnio amžiaus žmonėmis labai manipuliuoja. Aš kalbu apie žmonės, kurie turi psichikos sutrikimą, dėl kurio, sakysim, jų sprendimų priėmimai ne visada yra visiškai adekvatus, tai sakau, iš tikrųjų turim tuos atvejus, kada iš tikrųjų parduoda butus, parduoda kitą turtą kažkas, tai matyt, čia ir yra tas optimalus dalykas atrasti tą balansą, kad tas žmogus nenukentėtų. To prasme, apsaugoti jo interesus ir kartu, reiškia, maksimaliai suteikti jam galimybių ten, kur jisai gali daryti. Tai čia turbūt tas kelias yra teisingas, kuriuo Lietuva eina. Ir turbūt, kad, šiaip aš irgi mačiau dabar daug tikrai labai neblogų pavyzdžių, kada tie, sakysim, ribojimai, jie yra tikrai labai minimalūs. Tai būtent tai yra ribojimai, sakysim, kad tas žmogus gali praktiškai labai daugelį dalykų, išskyrus tokius jau esminius dalykus, kas yra rizikingas, sakysim. Tai pagrindė finansiniai, kur kažkas gali būti suinteresuotas žmogų reiškia apgauti. Kita, manyčiau, gera Lietuvos praktika, tai yra tai, kad tą peržiūrėjimą dabar iš tiesų daro ne vienas kažkoks žmogus, sakysim, bet iš tikrųjų yra tos komisijos savivaldybių, kur jų atstovavimas yra pakankamai platus. Ta prasme, ir ten iš tikrųjų įeina ne tik teisininkai, ne tik ten psichikos sveikatos specialistai, bet būtent ten įeina ir bendruomenių atstovai, ir tie žmonės, kurie mato tuos žmonės iš arti. Tai aš tikrai nenoriu sakyti, kad viskas yra labai gerai, juolab, kad tikrai dar ir to laiko netiek daug praėjo ir matyt, galbūt ne visi atvejai yra pilnai peržiūrėti, bet pati sistema, idėja tos sistemos, aš manau, yra tikrai pakankamai gera ir tiesiog mes turim turbūt orientuotis į tai, kad apsaugo to žmogaus interesus, kartu suteikiant jam maksimaliai tų teisių. Ir kitas dalykas, ką aš matau iš kolegių reakcijos, kad aišku, kad ir jų tuos būtent neveiksnius žmonės apgaudinėja galbūt, tai čia jau yra klausimas turbūt irgi kitas. Tai yra globėjų paskirimų klausimas, ar ne? Tai vėlgi turbūt reikėtų žiūrėti, kas yra globėjai, nes, tai mano nuomonė būtų tokia, kad einam teisingų kelių, o aišku, kelias yra pakankamai naujas ir manau, kad tobulėjimai ribų nėra, bet tikrai palyginus, kada buvau prieš keletą metų, tikrai tas veiksnus, neveiksnus, tai didelis žingsnis į priekį. Klausimas Morganai, kaip jūs įvardintumėte dabar egzistuojančią tvarką, ar dar kažkokių pakeitimų reikėtų ir kaip mes atrodome europinėme kontekste? Čia svarbus yra keli dalykai. Tai kalbėti apie tai, kokiam visuomenės virsme mes gyvenam Lietuvoje. Ir mes, atrodo, remiamės tais pačiais mokslo įrodymais, atrodo, remiamės to pačiom diagnostikom, bet valstybių skirtumai labai yra susijęs su požiūriu į žmogų ir bendrą kultūrinį, sociokultūrinį foną.
Kažkada mes gyvenom uždarimo laikais, kai kalbėjom apie psichikos ligas, kai kalbėjom apie neįgalumą, mes gyvenom izoliacijos ir uždarimo laikais, mes stipriai einam į priekį ir šiandien mes kalbam apie įgalinimą. Yra valstybių, kurios kalba apie tai jau 30 metų ir tas įgalinimas yra pažengęs toliau, yra valstybių, kur mums dar vis yra barjerai ir sunku yra su tuo. Yra valstybių, kurios dar net nepradėjusios apie tai kalbėti. O gyvenam visi tą pačiam pasauliu pagal, atrodytų, tos pačius, kaip sakau, mokslo pagrindus. Tai, man atrodo, žiūrint į Lietuvą, reikia nepamiršti, kad ir įstatymuose, ir medicinai vienas labiausiai lemiančių veiksnių yra požiūris. Ir teisėjas gali žiūrėti tą patį įstatymą ir jį visiškai kitaip traktuoti ir priimti kitokius sprendimus, nes kaip bebūtų, tu visada turi ir savo požiūrio atspindį čia. Tai, man atrodo, čia yra pagrindinis barjeras. Visose diskusijose gerai, kad yra precedentų, gerai, kad yra bylos, bet požiūrio virsmas užtruks ilgiau. Bylos yra tai, kas mus pastumėja į priekį ir sako, žiūrėk, čia jau galima buvo priimti kitokį sprendimą, gali pasižiūrėti kitaip į šitą atvejį. Žinot, su psichikos sveikata dar yra taip, kad tai yra etiketė. Tai yra etiketė, kurią jau, kai tu turi, labai sunku yra įrodyti, kad ji nėra tiksli, kad tai nėra iki galo taip ir kad gali būti kitaip. Nes pati etiketė jau suponuoja požiūrį aplinkinių į tave ir tarsi uždaro tave tam tikrose rėmuose, kur kurios prasilaužti jau reikia ypatingos valios ir jėgos. Noriu klausimą Linai užduoti. Sakykit, ar po sėkmingo Editos atvejo padaugėjo neįgalių žmonių, kurie gal ar departamento pradėjo prašyti konsultacijų, ar tiesiog didesnis susidomėjimas kilo, kaip iš tiesų tą veiksnumą susigrąžinti? Iš tikrųjų ne, tačiau mes, tiksliau departamentas įgyvendina didelį projektą dėl perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų ir įgyvendinant projektą teikiamos būtent teikiama pagalba priimant sprendimus, jinai nėra ta, kuri apibrėžta civilinėme kodekse. Tai irgi turiu pastebėti, kad civiliniam kodekse būtent ta pagalbas priimant sprendimus institutų pernai buvo užregistruoti tik 22 sutartis. Tuo tarpu mes teikiame virš 500 žmonių būtent tą pagalbą priimant sprendimus, kuri yra kaip ir pagalbos tam tikra forma, tam tikros paslaugos forma. Ir iš esmės, iš vienos pusės tai yra šiek tiek prevenciška paslauga, būtent padedanti žmonėms neprarasti veiksnumo. Ir iš kitos pusės mes dirbame taip pat ir su žmonėms, kurių veiksnumas apribotas yra, arba kurie yra pripažinti neveiksniais tam tikrose srityse. Ir bent jau ką mes pastebim, tai norėčiau oponuoti šiek tiek daktarui, kad labai dažnai globėjai piktnaudžiauja savo situaciją ir labai dažnai mes pastebim tų tokių ir nepriežiūros atvejų, ir nepagarbaus elgesio su žmogum atveju. Taip pat aš remiuosi tyrimo duomenimis, pernai atlikome tyrimą dėl veiksnumo modelio keitimo. Tai irgi pastebi būtent tyrėjai, kurie analizavo atvejus, kad dažnai kreipiasi dėl neveiksnumo nustatymo artimieji vien todėl, kad jiems būtų lengviau disponuoti žmogaus turtu, pajamom, lengviau turbūt tvarkyti su žmogum, negaunant adekvačios tam tikros pagalbos. Ir bent jau patys specialistai, mes apklausėme būtent globos įstaigų specialistus, socialinius darbuotojus dirbančius savivaldybėje ir pagalbą priimant sprendimus specialistus. Tai bent jau jie nurodė, kad viena iš tų priemonių, kuri galėtų šiek tiek kaip ir užsiimti prevenciją, nes dauguma ir nurodė, kaip ir jūs, kad svarbiausia apsaugoti tos turtinius santykius. Tai viena iš priemonių galėtų būti asmenų, kuriems neleidžiama imti kreditų ir paskolų registras, kuris, čia viena svarbiausia priemonė, kuris būtent registruotų šios asmenis. Taip pat nurodyta kaip antroje vietoje, kaip palankiausia priemonė, būtent pagalba priimant sprendimus paslauga, ne institutas, bet paslauga,
kai pagalba teikiama savivaldybė iš karto žmogui, kuriam jos reikia. Ir trečias svarbiausias sritis buvo socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Toliau ėjo asmeninė pagalba, asmeninis asistentas, pagalba namus ir panašiai. Ir realiai mes ir tą matome, kad pagalba priimant sprendimus specialistai, jie bendrauja su asmeniu, jie nuolatos bendrauja, jie aptaria atvejus, jie aptaria su asmeniu jau pasirinkimo galimybės, leidžia žmogui iš esmės klysti, aptaria, jeigu žmogus pasirinko netinkamą sprendimą, kaip kitą kartą galėtų pasirinkti tinkamai. Ir dar ką jie pastebėjo, jeigu žmonės ateina pas juos gauti būtent tos pagalbos priimant sprendimus, dažnas iš jų yra netgi ir neišmokytas norėti. Ta prasme, jūs įsivaizduojate žmogų, kuris daro viską tik tai tą, ką artimasis jam liepia. Jisai nemoka norėti, nemoka išreikšti savo norų. Tai irgi viena iš darbo krypčių, būtent tų pagalbos priimant sprendimus specialistų, tai yra išmokyti žmogų norėti ir reikšti savo norus. Mes irgi savo darbę labai dažnai susiduriam su atvirkščiu procesu, kada veiksmų žmonės, ypač vyresnio amžiaus ir paskui jais tiesiog manipuliuojama. Reiškia, tai čia aišku, tai matyt dėl to ir turim tą tokią sistemą, jeigu būtų tik tai vieną arba į kitą pusę, tai turbūt taip ir kalbėtume, kad geriausia arba nebūtų visai jokių apribojimų, arba būtų tas jau kraštutinis, kaip buvo iki šiol, kad jau neveiksnus ir viskas. Tai čia matyt ir yra tas balansas, kad ir taip žmogus gali nukentėti, ir taip ir čia ta sistema su tuo daliniu ir aišku, čia yra labai, turbūt visi sutinkam, kad labai svarbus yra iš tiesų globėjų klausimas, kaip rasti tuos globėjus, kurie tikrai būtų globėjai. Ar globėjus kas prižiūri, kontroliuoja, patikrina, kaip jis tos savo funkcijas jam patikėtas atlieka? Teismas pats savo iniciatyvą negali patikrinti, kažkas turi kreiptis dėl globėjų nušalinimo ar panašiai, tai teismas tada jau tikrina veiksmus, ar atitiko jie globotinio interesus ar ne. Kalbant apie dar patį neveiksnumą kaip teisinę kategoriją, nenorint lysti iš tiesų į psichikos sveikatos sritį, nes tikrai ne teismo ir ne mano sritys yra. Tai kalbant apie tą neveiksnumo kategoriją, tai kiek aš suprantu, apskritai pati neveiksnumo kategorija, pavadinimas, jisai stigmatizuoja žmonės, ir iš tiesų tai gali žeisti jausmus, nes tiesiog galima, keičiant, pavyzdžiui, sistemą, neatsisakant visiškai to, galima tiesiog kitas kategorijas sugalvoti, kaip Lina minėjo, pavyzdžiui, kad būna tie atvejai, kai žmogus yra neveiksnus, sakykime, pagal dabartinę tą savoką, dėl to, kad, pavyzdžiui, guli komoje. Tai iš esmės toks žmogus negali, mes nežinom, ar jisai yra veiksnus ar ne, nes mes negalime jo paklausti apie tai. Tai tokiam žmogui gali būti paskirtas turto administravimas, reikalų tvarkytojas, kuris tiesiog rūpintųsi tuo žmogumi, nes šiaip medikai turbūt rūpinasi tuo žmogumi, kol jisai komoje, jisai komos būsenoje, ne? O turtą reikia tvarkyti kažkam, kad tas turtas, kaip sakant, nedingtų, kad nebūtų parduotas, kad neštų kažkokią naudą, jeigu galima, kaip sakant, tiesiog, kad jisai nebūtų suišduotas ar panašiai. Tai tiesiog šioje vietoje, nes dabar yra pritempimas, kad tai yra neveiksnus žmogus, nors mes realiai nežinom, ar jisai neveiksnus. Dėl senatvės ligų visokių, kai žmonės yra pripažįstami neveiksniais. Vėlgi galima tą patį turto administravimą, reikalų tvarkymą, padėjimą, tą asistentą, padėjimą apsitvarkyti, nes ten jau visai kitokios priežastys. Protinė negalia. Va čia, sakykime, tas, sakykime, turbūt aktualiausia ir skaudžiausia tas rytis, kai, kokią formą tą žmogų apsaugoti nuo piktavalių žmonių, sakykime, nes tas pats globėjas iš tiesų gali būti piktavalis ir kaip bent jau kiek esu girdėjęs, kad sovietmečiu ten, sakykime, tikrai daugelis naudojasi tuo institutu ir tokiu būdu eliminuodavo galimybę valdyti kad ir turtą iš žmogaus, būtent per neveiksnumo tą sistemą. Ne? Tai čia ir vėlgi galima tada galvoti apie, kaip ir buvo pasakyta, apie tą asistentą, pagalbininką priimti sprendimus,
turto administratorių galima paskirti, ne, kuris administruotų tą turtą, kad iš tiesų kažkas pasinaudodamas tuo asmeniu neparduotų savo naudai tą turtą arba kažkaip tai iš to pasipelnydamas. Tai iš tiesų čia, kaip sakant, teisės kūrimo laisvė, kaip tą padaryti, kad tie visi institutai viena vertus užtikrintų tų asmenų, kuriems reikalinga tam tikra apsauga, interesus, kita vertus jų nestigmatizuotų ir sakykime, nežeistų to orumo, to vedimo tų žmonių. Žmogus tiesiog gal peržiūrės šią apskrito stalo diskusiją, perskaitys sėkmės istoriją. Ir nuo ko jam pradėti, kokiu keliu jis turi eiti, kokius žingsnius atlikti, kur jam gauti konsultantą. Editos, kadangi pirmasis teismas, kai buvo, turėjom labai daug vilčių, kad pasiseks, bet kaip ten baigėsi, Edita? Nepasisekė, ne? Ir tada supratom, kad reikia labai stipriai ruoštis, apie tos resursus eina kalba ir reikėjo stiprios komandos, tikrai stipraus advokato ir labai žmonių sutinkamų požiūrių. Čia irgi mes turbūt visą šitą teisminį procesą susidūrėm su labai tinkamai žmonėm, mums pasisekė teisėjas su labai į žmogaus teisės orientuotų požiūrių, kad tikrai buvo pasiruošusi klausytis argumentams. Tai kreiptis dabar turbūt lengviausias kelias, tai būtų turbūt per esamus pagalbos priimant sprendimus specialistus. Tai šiuo metu jų yra 6 Lietuvos apskrityse, tiesa dauguma turi jau savo klientus, bet manau tikrai asmenys, kurie turi negalią, drąsiai gali kreiptis ir specialistai, jeigu ne patys, tai tikrai pagelbės surasti atitinkamą informaciją. Pačiam žmogui kreiptis, jam yra labai sunku. Iš tikrųjų, jam reikia tos pagalbos ir paskatinimo greičiausiai reikia. Ir dar reikia pamatyti, kad tas žmogus iš tikrųjų gali. Tai čia yra labai ilgas procesas ir labai sudėtingas, ką ir teisėjas, ir Janas minėjo, ir Kristina ką minėjo. Pone Martynai, klausimas jums, ką apie tai galvoja psichiatras, nes iš tiesų visuomenė išgirdusi, kad intelekto negalio žmogus siekia susigrąžinti veiksnumą, turbūt stotų piestų. Tai ar toks žmogus gali grįžti į pilnavertį gyvenimą? Mes vėl disponuojam tik tai tom savokom neveiksnumas arba veiksnumas. Tai kaip mes kalbėjome, gražiai skaičius, iš 9 su virš tūkstančių visiškai neveiksnių yra tik tai 191. Jo, 191, tikrai maža dalis. Tai aš norėčiau vis dėlto kalbėti apie tuos 8 tūkstančius su virš, kurie yra tas ribotas. Tai aš manau, tai ir yra geriausias klausimas, geriausias kelias spręsti, nes, iš tiesų yra tikrai dabar, mes irgi matom tuos išrašus, ar ne, kur peržiūrėta komisijų, tai tikrai kartais būna labai minimaliai kažkokių tų apribojimų žmogų, kuris žmogus praktiškai gali beveik viską daryti. Dabar žiūrint iš jau tokios grynai medicininės pusės, turbūt yra dvi galimybės, kada yra, sakysim, žmogui galėtų būti logiškai, kaip sakyti, atstatomas pilnai veiksnumas, ar ne? Tai vienas dalykas, matyti, jeigu kažkokia pirminė ekspertizė galbūt buvo blogai atlikta, tai čia tokiu atveju irgi gali būti, nes... Tai prašyt pakartoti ją. Tai be abejo, tai irgi gali būti. Antras dalykas, pavyzdžiui, kai mes kalbam turbūt apie senatvinės demencijas, kur turbūt daugiausiai labai daug neveiksnių žmonių, tai kad čia labai iš esmės pagerėtų situacija žmogaus įgūdžių, žmogaus gebėjimų, turbūt mažai tikėtina, bet jeigu mes kalbam apie pakankamai jaunus žmonės, tarkim, su intelektų negalia, tai čia, aišku, jų progresas gali būti labai didelis, jeigu su jais yra daug dirbama. Ir čia tas atvejis, kada iš tiesų žmogus, turėdamas vieną ar kitą ligą, tačiau jis lavinamas, tai jisai gali žymiai daugiau padaryti. Ir čia vėlgi yra logiškas visiškai kelias, kad tada žmogus tobulėja ir sugeba žymiai daugiau. Tai natūralu, kad ir teisių jam galima žymiai daugiau suteikti. Tai čia tas kelias, jisai
tikrai realus, galimas, bet aš nemanyčiau, kad čia iš tų 9000, tai čia būtų, kaip pasakyti, jau 50 ar 80% tokių atvejų. Mano galva, tai tos sėkmės istorijos irgi yra labai įkvepiančios ir geros, bet tai irgi rodo, kaip aš sakau, kada ateina žmonės, kurie padeda ne tik grąžinti neveiksnumą, bet čia neveiksnumo grąžinimas yra vien teisinis momentas. Bet juk mes kalbėkim apie tai, kad pirmiausia mes turim tą žmogų įgalinti ir po to jau daryti teisinį sprendimą. Tai turbūt esmė yra, čia, kaip mums esmė yra pagydyti, o ne ten nubraukti ar nenubraukti diagnozės, ar ne, lygiai taip pat, aš manau, čia irgi pats svarbiausias momentas yra iš tikrųjų pasiekti tai, kad žmogus galėtų tuos veiksmus atlikti pilnavertiškai ir atsakingai, o tada jau kyla jau teisinis klausimas, kad naikinti. Tai va, ta sistema, kada žmogui tikrai padedama ir atgauti socialinius įgūdžius, ir dabar yra ir psichosocialinė reabilitacija, ir profesinė reabilitacija pradeda veikti, ir pagalbininkai, tai visa ta sistema tam ir skirta. Lina, kaip jūs šią metodiką vertinate? Turite jai pastabų? Aš pati nesu susidūrusi su tos metodikos praktiniu įgyvendinimu. Šiuo metu asmens gebėjimo priimti sprendimus vertinimo tvarkos aprašas, jisai yra galiojantis, man atrodo, nuo tų pačių 16 metų. Ir tikrai manau, kad jį reikėtų peržiūrėti kartu su pagalbininkais priimant sprendimus, nes aš įsivaizduoju, kad net ir klausimai kai kurie, jeigu jie būtų pateikti kitokiam lygyje arba kitokia kalba, ta pačia lengvai suprantama kalba, tai jie būtų žymiai paprasčiau ir lengviau atsakomi. Per sudėtingos formuluotės ir... Tai čia matyt, vėlgi apie ką mes truputėlį pradžioj kalbėjom, kad kelias yra teisingas, kuriuo eina Lietuva, bet patirtis lyginant su kitom šalim iš tiesų yra menka. Ir kada buvo kuriama, reiškia, ta sistema, iš tiesų jinai tą neveikia, jinai buvo sukurta kaip teorinis pagrindas, reiškia, taip tada atrodė ant popieriaus viskas gražu, o dabar mes turim jau konkrečią patirtį ir mes turim tuos žmonės, kurie konkrečiai dirba, nes vėlgi tų pačių žmonių, kurie teikdavo pagalbą priimant sprendimus, nebuvo. Tai vėlgi nebuvo su kuo pasitarti. Tai matyt, šitoj vietoj be abejo, kai atsiranda praktinė patirtis, tai tikrai manau, kad labai gerai būtų tobulinti jau dabar tą remiantis savo realią praktiką, juolab, kad sakau, yra tos praktikos ir yra jau požiūrį ir iš kitos pusės, nes kada kūrė, tai aš įsivaizduoju, kūrė tik tai tie, kurie realiai nelabai ir susidurdavo su tuo, jie kūrė pagal teorinius modelius, tai be abejo tų peržiūrėjimų, tai vėlgi tų komisijų turbūt ir kompetencijos labai skiriasi, nes kiekvienoje savivaldybėje matyti irgi labai skirtingai, tai čia aišku turbūt dirbti yra kur. Mums turbūt pirmiausia reikėtų nustatyti kriterijus, apsispręsti, kiek intelekto žmogui reikia minimaliai, kad jis galėtų funkcionuoti savarankiškai socialinėje aplinkoje, ne? Kur mes sakome, kad jisai savarankiškai negali. Ir čia aš manau, kad mes galime tą, kaip sakant, liniją stumdyti į vieną ar kitą pusę ir čia, kaip sakant, per tai ir galbūt keisti visuomenės požiūrį, kad sakome, galbūt šiandien yra čia minimalus tas intelekto lygis, gal galime nuleisti kartelį iki čia, kur sakome, kad to pakanka, kad žmogus grįžo. Ir nuo to gali keistis tie skaičiai, kiek mes turime tų neveiksnių ir kokiose srityse. Mūsų diskusija jau eina į pabaigą, dar noriu užduoti trumpą klausimą Editai. Kaip pasikeitė jos gyvenimas, kai jie atgavo savo teisės? Dar buvau laiminga. O kas pagerėjo, Edita, ką dabar galėtų?
Galėjau viską daryti. Gali, kaip su finansais, jau pati tvarkaisi? Ar kažkas kitas tvarka už tai? Kartais pati, kartais paprastai. Jau kartais jau pati susigaudau, susiskaičiuoju, kiek ko išleidžiu, kiek ko susitaupau, kiek į taupyklę dedu. O pavyksta sutaupyti? Aš suknyčių išleidžiu. Ką reiškia šis sėkmės atvejis teismų praktika? Tai reiškia, kad teismai iš tiesų gali galbūt kai kada drąsiau priiminėti sprendimus arba nepripažinti neveiksnių tam tikrą asmenį tam tikrose srityse arba grąžinti veiksnumą, kad tas gyvenime iš tiesų išeina, kaip sakant, sėkmingai nes teisėjai vis tiek turi prisiimti tą atsakomybę, kad jeigu netinkamai pritaikys institutą, gali pažeisti to žmogaus interesus tiek nereikiamų atveju nepritaikius neveiksnumo tam tikrose srityse, tiek nereikiamų atveju pritaikius. Tai ir vienu ir kitu atveju gali būti pažeisti to asmens interesai, todėl tas sėkmės istorija turbūt turėtų įkvėpti drąsiau žiūrėti ir daugiau, kaip sakant, savo patirties, galbūt ir iš tokios patirties pasitelkti tą patirtį, priimant vienokį ar kitokį sprendimą. Supratom iš diskusijos, kad netekti veiksnumo daug lengviau negu jį susigrąžinti. Tai jūsų atvejis iš tikrųjų toks kaip ir paraginimas kitiems žmonėms taip pat stengtis, siekti, nenusiminti ir bent jau imtis veiksmų, kad jie galėtų susigrąžinti savo prarastas teisės. Ačiū diskusijos dalyviams, tikiuosi, kad šių pozityvių žingsnių tik daugės. Dėkui.